metafora, nes aš dainuoju apie tai, kad apie žmogų, kuris mano, kad jis viską kontroliuoja. Ir jeigu jis tai galvoja, tai aš pasijuoksiu, net nebandysiu nieko paaiškinti. Ir aš dainuoju, groju tą eilutę, kas diktuoja tavo kelią. Ir matau, Julius čia, žinai, kairį dešinę mano sceną bando pasukti. Ir aš negaliu visiškai to sukontroliuoti. Ir netgi negaliu sau leisti subjurti nuotaikai ir ten nurašyti koncertą kaip nepavykusi. Ne, mes dar net nepradėjom. Tai žodžiu, treniruotė gyvų dainos atlikimo metu. Man labai brangi daina kita, kurią parašiau prisiklausiusi lietui lyjant, vėjui pučiant Alinos Orlovos, kur jinai dainuoja labai drąsiais žodžiais. Kūdikiai verkia, kai miršta girtuokliai, bet kūdikių niekas negirdi. Ir aš pažiūriu, 2008 metai, galvoju, kokia drąsi mergina, dar jinai tuo metu buvo 12-okė. Ir jinai sėdi Visagine ir rašo tokią dainą. Ir nebijo, kad žmonės nurašys ją kaip Zanudą, tai tikrai. Ir tiesiog jaučiu pagarbą nuotolį jai. Ir tada aš išėjau, vaikščiau tuo savo vėjuotų Palangos pajūriu ir grįžusi parašiau būtent šitą dainą. Ir tik dar po metų aš supratau, apie ką jinai man iš tikrųjų yra, kad jinai ne tik apie tai, kai man buvo 4 metai ir aš žiūriu pro langą, bet ir apie mane šiandien. Nes iš vaikystės pas mane pasiliko tokia keista laukimo būsena, kai aš grįžtu namo ir aš nežinau, kuo užsiimti. Ir aš sėdžiu, guliu ant grindų, žiūriu pro langą, kažką parašau, išplaunu vieną puodelį, paskrolinu, pagroju 3 akordus ir aš nieko nepadarau, nes esu kažkokia laukimo būsenai. Ir buvo taip įdomu su savo psichologija pasidalinti. Ir jinai ir sako, ar gali būti, kad tu kaip toj dainoj esi 4-metė mergaitė, tik tau dabar toj 30, bet tu vis dar darai tą patį, tu gyveni kažkokioj neišspręstoj laukimo būsenai. Tai dėl to atlikti tokį kūrinį yra savotiška tokia saviterapija, kad aš galiu integruoti tą savo laukimo būseną ir pasakyti, kad jau viskas, jau nebereikia, jau pati gali gyventi gyvenimą ir nieks nebeturi grįžti namo tavim rūpintis kaip mažų vaikų. Tai žodžiu, labai toks stipri sąsaja buvo susieta tarp šitos dainos ir to, kaip kartais jaučiuosi, kai niekas manęs nemato ir aš viena namuose nerandu savo vietos. Tai ne veltui daina ir vadinasi Nuoširdžiai, nes tokia jau be skrupulų atvira ir niekas nepaslėpta. Mažam langelį didžiulės akys, man metai 4, aš dar nieko nežinau. Žvilgsniu šukuoju praskriejančius paukščius, slapta meldžiuosi, kad grįžtų į namus. Už sienos pykstas pažįstami balsai, o aš po lova laukiu, kol praeis, kai užsimerkiu, į jūrą panirstu, ją susikūriau, kad būt mažiau baisu. Man nuoširdžiai atrodė, kad aš likau viena. Man nuoširdžiai atrodė, kad aš dėl to kalta. Man nuoširdžiai atrodė, kad tai jau pabaiga. Bet aš tik mažas vaikas su neišgirsta daina prie tuščio namo. Aš greitai pripratau senų ekranų, kad tik tylos nejaust, budėt prie durų, išmokti mintinai, kaip atrakinti, jei tik
kalta. Man nuoširdžiai atrodė, kad tai jau pabaiga, bet aš tik mažas vaikas ir štai mano daina. Aš dažnai sugrįžtu prie lango vis to pačio, bet išlipt nedrįstu. Stebiu tik iš tolo, norėčiau plaukus prieš miegą sušukuot ir pasakyti, kad sugrįžau namo.